Ar jums pažįstama situacija, kai vaikas rėkia, krenta ant žemės, kai negauna ko nori, arba jeigu jo kažkas paprašo, paprasto dalyko, jisai šaukia, nenoriu, nedarysiu. Tai sveiki, aš esu logopedė Diana ir šiandien pakalbėsime apie vaikų isterijas, neklausimą, nerimą ir kaip mums suaugusiems padėti vaikui. Tai čia bus pirmas mūsų podcastas, o kas čia kalba, ir šiandieną su manim kalba Vika Gridejeva. Tai yra pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, visuomenininkė, Dear Floor Time specialistė ir tikrai Kretingiškiai man neleis sumeluoti, tiesiog nuostabus žmogus. Vika, aš apie tave esu girdėjęs tokių ir netgi juokingų situacijų ir kad tave Kretingiškiai žino, tai aš pati sužinojau apie tave iš savo mokinių, kurie lanko ir vieną, žinau, tokią istoriją, norėčiau, kad pati pakomentuotum, kaip tavo klientai šoka per langą. Oi, taip, tai jeigu prasideda mūsų pažintis nuo šitos istorijos, tai nežinau, ką nuo šiol žmonės apie mane galvos. Iš mano paskaitos žmonės šokinėja per langus. Tai mes šį rudenį turėjom, vėl turą per darželius, mes kalbėjome apie vaikų adaptaciją ir kaip ją palengvinti. Ir valanda trunka mano paskaita tėveliam, kurie išsiruošė rugsėjį jau lankyti darželį. Ir nutiko taip, kad darželis užrakino visas duris, o mamytei po valandos laiko žūtbūt reikėjo į darbą. Tai gerai, kad buvome pirmam aukšte, mamytė labai kūrybiška, labai sportiška ir štai 30 ar daugiau žiūrovų, publiko, jinai atsidarė langą ir atsisveikino žodžiu su mumis. Buvo tikrai linksma, juokinga. Žodžiu, bet tai rodo, kad gyvenime reikia priimti kūrybiškus sprendimus, ar ne? Tai va, tai tokia buvo istorija apie šokimą per langą. Geras. Dabar aš norėčiau tokio gal savo asmeninio klausimo, tavo nuomonės kaip psichologės. Sakykime, pas manęs lankosi vaikai, ar ne, ir aš kartais tėveliams užduodu namų darbų. Ta prasme, kad kažką tai tvirtinti, pakartoti, nes vaiko atmintis tai trumpa. Ir man labai dažnai tėvai išsako, kad žiūrėkit, mes bandėm, vaikas nedaro, neklauso, rėkia, tu ne logopedė, ar ten dar kažką panašiai. Tai mano toks būtų klausimas, kodėl vaikai apskritai neklauso ir kas būtent slypi už to elgesio? Labai platus, ar ne, Diana, klausimas yra. Bet iš esmės tą, ką pastebi, kad tėvai liktai po užsiėmimo turėtų tęstinumą turėti namuose ir kad vaikai prieštarauja tam tęstinumui. Tai čia gal pagrindinis momentas būtų bendradarbiavimas ir to stoka namų aplinkoje. Tai vienas momentas. Antras momentas, tai turbūt galėtumėm ir mes kaip specialistai kelti klausimus, kokius namų darbus galėtumėm siūlyti tėvams, nes vaikai, nepaslaptis, yra prisirišę prie tam tikrų momentų. Tai, sakykime, vieną veiklą atlieku su vienu žmogum, ar ne, o kitą veiklą jau atlieku su mama ir tėčiu, kad mes galim tai artinti. Tai namų darbai gali būti arti tėviško ryšio. Tai ta pati mankštelė gali būti ir kasdieniškame kažkokiame užsiėmime veikloje, maudynėse galų gale, ar ne? Dantis valant, ar ne, bet tėvai nespecialistai ir jiems dažnai pritrūksta tų įgūdžių įgalinti vaikus. O dėl vaikų neklausimo, tai tikrai visą spektrą priežasčių galime šiandien aptarti, kodėl tai vyksta, kodėl vaikai neklauso. Bet gerai, o kokias dažniausiai daro tėvai tas klaidas? Aš supratau, tu pareini iš darbo, parsivedi vaiką, čia dar prisimeni kažką ten logopedas, o gal dar ir būrelį, kokie, jeigu mokyklinukai ir ne, ten dar kažkokius reikia, dėkim muzikos mokyklą dar. Ir kokios pagrindinės klaidos, dėl ko nesusikūrė tas toksai ryšys, dėl ko lieka ta terpė vaikui protestuoti?
Nu, mes visi protestuojam. Ir vaikai, ir suaugę protestuojam, tik tai ta protesto forma jinai yra besikeičianti. Ir prisimenu, kai paskambinai, kai pakvietė, pakalbėti kartu, nu, šita tikrai labai opia problema, tai pagalvojau apie tai, kad labai svarbu yra įsivardinti, apie ką mes kalbam, kai kalbam apie kažkokį nepaklusnumą vaiko. Nes mes tikrai galime kalbėti apie sąmoningą tyčinį elgesį, kuris veda į tam tikras, nu, sakykime, malones, sakykime, pasiekmes, ar ne, nu, tai ribų nebuvimas. Viena iš tokių, tikrai viena iš rimčiausių tokių priežasčių, kai vaikai žino, jog nieko tokio, to autoriteto neklausyti, ar ne, ir leidžia savo kažko tai nedaryti arba atsisakyti, o gal netgi ir nepagarbiai kalbėti arba ateiti prie jau tokio fizinio smurto. Jeigu mes kaip tėvai toleruojam, ar ne, mes nenubrėžiam tam tikros ribos, tai tada toks elgesys yra tikrai labai, labai bujojantis ir tada mes tų piktžolių ryšyje tikrai turėsim apsčiai. Bet yra daug ir kitokių momentų, kai tėvai bando auklėti, o iš esmės reikia vaiką gelbėti. Tai labai labai skirtingą kontekstą galim čia turėti. Jo, aš taip, dabar man irgi taip surezonavo ir aš pagalvoju, kai pas manęs ateina naujas vaikas, nauja šeima kreipiasi, tai iš tikrųjų kokie 3 užsiėmimai, tai būna kas ką nugalės. Vaikas tikrinasi, jis eina pasiimti kažkokią tai priemonę, jisai arba noriu šito ir viskas. Ir aš tėvams dažnai aiškinu, kad aš pradžioje prašau, kad jie ir būtų kartu su manim. Ir tėvai ką daro, jie drausmina, nu nebėgiok, nu nedaryk, ar ne. Ir aš turiu tėvams paaiškinti, kad tai vaikas dabar tas ribas matuojasi, kur jam galima, kur negalima, kad čia yra visiškai normalu. Ir dar taip pat pagalvojau, daug dabar visi šneka ekranų žala, oi dabar tie visi internetai ir YouTube'ai ir TikTok'ai, bet mes iš to, jau viskas, čia yra kita karta, mes to nebeatimsim niekada. Bet noriu paklausti, pavyzdžiui, tas ekranų, buvimas prie ekranų laikas, ar ilgina, kaip stiprina nepaklusnumą, gal taip paklausiu. Labai. Arba dar toj patikslinsiu. Sakykime, daug kas, visi šneka, negalima ilgai prie ekranų. Ir daugumai tėvų, aš įsivaizduoju, kyla klausimas, o ką jie daro? Vat vaiko psichikai, ką jie daro? Begalės įvairiausių dalykų jie daro. Kaip tu jautiesi, kai tu, aš nežinau, ar tau tai būna, bet, sakykime, tipiškai mamai arba tėčiui tikrai būna tokių dienų, kai praleidžia po 4-5 valandas skrolinant, arba ten žiūrint serialus, arba ten televizorių nuolat ten spoksant. Kaip žmonės jaučiasi? Aš nežinau, ar tau tai būna, bet... Aš miegot noriu. Taip, tai kas vyksta su mūsų smegenim, jos yra pervargusios, ar ne? Mes galėtumėm tiesiog aptarti ir tą smegenų modelį, ar ne? Kai mes mėginu pasakoti tėvams, kaip veikia smegenys, ir kodėl tos isterijos vyksta, kodėl pykčio priepuoliai pas vaikus atsiranda, kodėl išlydžiai, ar ne? Ir taip pat galime kalbėti ir apie ekranų įtaką. Tai jeigu mes įsivaizduokime, kad mūsų ranka yra modelis smegenų, ar ne? Tai mes turime pirmą aukštą, kuris yra apskritai už tas mūsų gyvūniškas smegenis atsakingas, tai yra už kvėpavimą, už tai, kad tiesiog egzistuojame čia, ar ne? Tada turime limbinę sistemą, kuri atsakinga yra už emocijas ir labai dažnai jinai įsijungia pas vaikus, mes tą matom, kovok, bėk, sustink tokį režimą. Ir tada mes turime tą prefrontalinę smegenų zoną, kuri atsakingas protingosios jau mūsų smegenis, už kaktos griebiuos, ar ne, nes čia mes ją turim, kuri yra atsakinga už tai, kad mes galėtumėm save valdyti, save kontroliuoti, save valdyti ir priminėti sprendimus, gebėti būti pokalbėje. Ir kas atsitinka su tom mūsų smegenėm? Tai ar suaugęs, ar vaikas, ne, tai prasidėjęs ekrane begalės laiko ir jeigu tai yra TikTok medžiaga, greitai turinį bekeičianti medžiaga, tai yra trumpi filmukai, spalvoti, žybsintis, daug informacijos turintis, tai kas atsitinka, tai mūsų prefrontalinė smegenų zona, jinai sako, mes pavargstam ir dėl to ir mieguistumas gali imti, dėl to
Galime norėti ypatingai daug užkandžių, mes galime norėti, nenorėti, mes galime nebesivaldyti, kai, sakykime, sėdi paaugliai, pavyzdžiui, sėdi prie serialų, po 6-8 serijas pražiūri ir tada ateina reikalavimas iš aplinkos, susitvarkyk kambarį. Nu ir nušauna smegenis paaugliam, ar ne, ir tada lieka tik tai kovok, bėk arba sustink už tą išgyvenimą būseną. Tai tas pats liečia ir vaikus, sakykime, ypatingai žalą mes galime padaryti, kai vaikai vakare po darželio, kalbam apie kokį 4-metį ir 5-metį, grįžta namo, sėdi prie telefonų, arba sėdi prie televizorių, arba prie planšečių ir tada prasideda, jau kai tėvai visus darbus pasidarė, apie 7 valandą, sakykime, porą valandų prie ekranų, jau prasideda veiklos. Nu dabar jau eik dantis valyti, nu dabar jau susitvarkyk kambarį ir taip toliau ir panašiai. Tai vaiko smegenys tiek yra pavargusios, jos jau, nuo to protingoje smegenų dalis jau atsirašiusi ir tada mes turime tas, tokias emocionalias smegenis. Ir kas nutinka? Tai nutinka sproginėjimai. Ne, nedarysiu, aš nenoriu, durų trankimai, liežuvio rodymai, tu pati blogiausia sakymai, ar ne? Todėl, kad mūsų limbinė sistema įsijungia veikti ir protingosios smegenys dėka ekranų ir ryšio stokos paliko mus. Trumpam, bet paliko. Tai čia galima dar prie to privesti, kad kai kartais išsako ir tėvai, ir aš, kai auginau vaikus, kai būna sakai, ir vaikas tarsi negirdi. Pavyzdžiui, mano dukra, jinai dažnai sako, o vėl užėjo, negirdytas. Ir kaip tai atsitinka? Aš manau, kad specialiai vaikas neįjungia ignoro ir dabar, nesiklausysiu. O gal jie iš tikrųjų ir negirdi, jų dėmesys sufokusuotas kažkas, kad jau ir be ekranų, sakykime, kažkur tai yra, tu sakai, ten nueik, ar atnešk, arba nueik, nusiprausk, ar ne, dar kažką, atrodo, iš viso čia ne jam. Taip. Pagalvokime apie save, ne? Kai mes esame užsisvajoję, kai mes turime daug informacijos gavę toje viršutinėje smegenų dalyje, ne, mes mokome, sakykime, studijuojam, žiūrim, ką nors labai svarbaus per žinias, ar mes daug girdim? Ar mes daug girdim? Nedaug. Mūsų dėmesys yra susikoncentruotas į vieną kažkokį tai dalyką. Vaikai lygiai taip pat į filmukus koncentruojasi kaip į patį svarbiausią tuo metu gyvenimo įvykį. Ir mums tai atrodo filmukas, kas čia tokio, susistabdyk, nueik, padaryk. Bet jiems tai yra pati esmė visos dienos, nes jiems leido pažiūrėti filmuką. Tai natūralu, kad tas dėmesys yra išsibarstęs. Kita vertus, kaip ir lieti klausimą ir apie tai, o kaip ekranai formuoja mūsų dėmesį, nes čia jau yra svarbu apie tai kalbėti, nes ekranų žala yra moksliškai įrodyta, mes kalbam apie smegenų tyrimus, kurie rodo, kad smegenys pavargsta. Mūsų dėmesingumo apimtis ilgalaikiai perspektyvai mažėja. Kalbos gebėjimai. Kodėl dabar logopedai yra tiesiog siekiamybė turbūt kas antroji šeimoje, nes kalbos raida yra beprotai vėluojanti. Jeigu lygintumėm tipišką 3-metį prieš 20 metų ir dabar, ne? Labai didžiuliai skirtumas mes stebim. Tai jo. Dabar būna toks posakis, jisai dar ir po šiai dieną, aš atsakymą žinau, bet noriu, kad tu tą ištransliuotum. Sako, kad moteris gali daryti 10 darbų, jinai išlaiko dėmesį visame tame kame, ar ne? O vyrai, ten vaikai to nesugeba padaryti. Ar tiesa? Žinai, kaip aš pasakysiu apie tą dėmesį. Mokslo pasaulis per pastaruosius 20 metų pykosi karts nuo karto. Tiek su dėmesiu, tiek apie tai, kas yra vyras ir moteris, kaip čia, ar tikrai labai skirtingai tos smegenys vystosi ir priklausomai nuo požiūrio. Bet aš pasakysiu savo nuomonę šito klausimu. Ar tikrai kokybiškai galime atlikti 5 darbus vienu metu? Tai tikrai labai sudėtinga užduotis. Ir yra tokia knyga, vyrai kilę iš Marso, moteris iš Veneros, ar ne? Tai ten evoliuciškai pasakojama apie tai, kaip formuojasi mūsų tas smegenis ir tas dėmesingumas. Tai moters evoliucija yra susijusi su tuo, kad ji tikrai turėjo matyti periferiją ir vaikus, kad jų liūtai nenugriebtų ir nenusineštų, ar ne? Tai tikrai, kad mes galime, mūsų ta apimtis
evoliuciškai lyg tai ir turėtų tokia būti, kad daugiau pastime tam tikrų momentų. Ir būtyje darome tą patį. Tie vyrai ten nei tų kojinių mato, nei tų žaislų dažnai mato, ar ne? Jiems svarbu tam tikri taikiniai namuose. Ar yra vakarienė, ar yra tas, nesinori kaip ir stigmatizuoti, bet, sakykime, daugumai tipiškos lietuviškos šeimos modelėje mes matome šituos skirtumus. Bet dėmesys vis dėlto ir jo koncentracijos kokybė ir rezultatyvumas, manyčiau, yra treniruojami dalykai. Ir jeigu mes nuo mažens mokome daryti 15 darbų, nemanau, kad visi geba tai daryti produktyviai. Tai čia tas vadinamas multitaskinimas. Labai individualus profilis, ar ne? Sakykime, yra žmonių, kurie geba multitaskinti, arba taip, sakykime, vertina, kad gali multitaskinti, bet iš pažiūros pasižiūrėję, ar tai kokybiškas multitaskinimas, tai jau yra kitas klausimas. Jo, turbūt daug darbų galim daryti, kurie nėra tokie protiškai svarbus, kur nereikia daug galvoti, ten tikrai mes galim kalbėti telefonu, prižiūrėti vaiką ir virti valgyti. Taip. Bet jeigu reikėtų ten, nežinau, vairuoti, spręsti lygti ir dar kažkokius ten numatyti įvykius į priekį, tai turbūt nei tas gerai nebepavyktų. Ir avarija garantuota. Taip. Gerai, dar noriu prie tokių stipresnių emocijų, kur, turbūt, aš nežinau, isterija, visi yra matę vaiko isteriją, jeigu ne savo, tai svetimo parduotuvėje, kada kažko nori ar ne, vaikas nemoka išreikšti, jisai rėkia, jis kovoja, cypia, boliojas. Aišku, aš čia neliečiu autistiško spektro, kur jiems ten sensoriškai gali būti perkrova, bet tiesiog paprasti vaikai. Kas yra isterija? Man iš karto noras klausti, o kaip tu supranti isteriją? Ar mes tikrai vienodai apie ją kalbam? Nes aš kaip floor-timerė, mes turime galvoti apie tai, kad tai yra emocija. Taip. Ir emocija nėra pasirinkimas. Pirmiausia, pradedam nuo šito, ar ne? Elgesys priklauso nuo to, apie kokį aukštą šnekam, gali būti pasirinkimas, jeigu aš sąmoningai, tikslingai darau kažkokius tai dalykus. Pavyzdžiui, toje pačioje parduotuvėje, jeigu aš turiu žinojimą giluminį, kai man 3 metai, jog aš krysiu, rėksiu, daužysiu ir man sakys, gerai, nupirksiu, aš tau tą traktorių ar kamolį ar barbę ar ką nors, tai ir aš atsistoju, kai man sako gerai, nusibraukiu ašaras, mano baigėsi jau scenarijos dalis, dabar jau tu eik prie kasos ir pirk, tai būtų galima sakyti, ar ne, kad tai yra tam tikro išmokimo reakcija. Tačiau aš atsinešiau, žiūrėk, šiandien parodyti tau ir galbūt net ir tėvams parodyti, ir specialistams apie tai, kad aš kviečiu vis dėlto žiūrėti į mūsų vaikų nervų sistemą kaip spidometro mechanizmo. Ne? Tai mes visi, turbūt dauguma mūsų yra sėdėję už vairo, ne? Ir žino, kas yra spidometras, kuriuome matuojam greitį, ne? Kuriuo lekia automobilis. Ir yra tam tikri ribojimai kelių mieste, 50 km per valandą, ten greitkelyje dar daugiau, bet yra atitinkantis kontekstą greitis. Taip. Tai mes kalbam apie savireguliaciją, ar ne, tai arba atitinkantis kontekstą jausmai, arba neatitinkantis konteksto, ar ne, išorinio, nes vidinį visada atitinka. Ir kalbame apie tą savireguliaciją. Kai mes, mėlyna zona, tai būtų tokia, ta zona lėta zona. Ne? Tai ryte mes, kai atsikeliame, mes visi praktiškai mėlynoj zonai ir ieškome būdų pasikelti į atitinkantį kontekstą greitį. Tai yra, kai mes gebame susikomunikuoti, normaliai judėti, ne per greitai ir ne per lėtai, nes iš jaudulio turbūt aš tai tikrai greičiau kalbėjau pradžioje, ne? Tai jau čia truputį buvo ritmas visai ne žalios zonas. Tada turime oranžinę zoną, kuri yra būdinga, kai kalbama apie įtampą, kvėpavimas patankėja, pulsas padažnėja, ar ne?
darželėje mes matome adaptacijos metu labai dažnai oranžinę zoną, aš nežinom ką daryti ir ne, mamytė man išeina, palieka, mūsų kabinete, kai lūkesčiai yra per dideli vaikui ir ne, kai mes sakom, nu šiandien padarysim tą užduotėlę, ir jau matom vaiko akis tik tai plečiasi, aš jau nenoriu, aš nieko nenoriu, ar ne, bet dar turime kontaktą. Ir tada raudona zona, kai mes kalbame jau, kad viskas, ne, vaiko smegenys nušovė kamštis, mes nebeturime ryšio ir tada mes kalbame tik tai apie išlydį. Tai klausimas būtų, ar ne, lyg tai kur isterija tada šitoj vietoj. Tai jeigu mes galvojam apie isterinę būseną kaip apie pykčio priepuolį, ne, kai vaikas vis dar yra ryšyje, tai mes tikrai kalbame apie oranžinę zoną. Nes kas čia vyksta, ne? Vaikas galbūt reikalauja savo, galbūt sako, komunikuoja mums su savo pykčiu, su savo nepasitenkinimu, galbūt net jau yra agresyviu kažkokiu elgesiu, man netinka, kažkokie mano poreikiai yra nepatenkinti. Mes kalbam tada apie oranžinę zoną. Bet jeigu mes kalbame apie isteriją, apie tą būseną, kai vaikas krenta ant žemės, isterikuoja ir visiškai nėra jokio reagavimo į aplinką, ne, tai būna, kai svetimi žmonės ateina ir sako, nu kas čia dabar ar neatsitiko, ir tas vaikas, žiūrėk, jisai iš vis niekad nereaguoja, jisai toliau siautėja, nusisukęs ir nuo to nepažįstamo žmogus ar ne, ir visiškai kontaktą neina, tai mes kalbam apie raudoną zoną. Ir šitos zonos, jos yra nepasirinkime, visiškai nepasirinkime. Bet o ką daryti? Nu, vat atsitiko, taip gali atsitikti ir ne tik, kad ten šeimai parduotuvėje svečiuose kartais būna, ar ne, bet ir pas specialistą kabinete. Taip. Nu, man tik vieną kartą taip yra buvę ir aš tikrai pasimečiau. Natūralu, tai mes irgi išsigastam. Mes vieni kitus veikiame, ne? Mūsų nervų sistemos nuolat draugauja, netgi kai mes nesikalbame. Ne? Mesgi matom, einam į parduotuvę, prie vieno norisi atsistoti, o prie kito žiūrėk, net vengi toje parduotuvėje stovėti. Vien žvilgsniai, komunikacija, mūsų nervų sistemos draugauja ir bendrauja. Tai jeigu vaikas jau yra oranžiniai zonai, ir aš taip pat išsigastu, nes tai galbūt mano pirmas susitikimas su vaiku, aš net nesuprantu, kas atsitiko, ar ne, tai aš irgi galimai esu oranžiniai zonai. Bet kaip įdomu, taip kaip mes galime išerzinti vienas kitą, ar ne, mesgi kalbėjom prieš podcastą, kad oi, koks jaudulys ima, ar ne, nesvarbu, kad čia mus bandė raminti, koks jaudulys ima. Ir jeigu abidvi mes būtumėm oranžiniai zonai ir toliau viena kita, oi, man nepavyks, aš čia užstrigsiu, mes būtumėm nuėjusios į raudoną zoną, na tai tiek to viso pokalbio ir būtų buvę. O štai kokia yra išeitis, tai nusiraminti patiem ir tada parsivesti vaiką. Išalkęs kito nepamaitinsim, ar ne? Tam, kad mes galėtumėm iš tiesų padėti vaikui nurimti, mes turim suvokti, kur jis yra. Nes kas atsitinka? Jeigu, įsivaizduoju, logopedo kabinetas, davė kažkokią užduotį, kurią reikia atlikti ir vaiką ištiko, jau tikrai išsireguliavimo būsena, jis galbūt oranžinė, gal jau arti raudonas, nes jis galbūt turi kažkokią tai patirtį. Ne? Man nepavyko kažkada, aš nepajėgus atlaikyti dar vieno susimovimo ar ne šiai dienai, jeigu ypatingai tai yra ir po darželio. Ir jeigu ką mes atkreipsime dėmesį į save, jeigu mes darysime spaudimą, tai kokiu greičiu mes važiuosime? Tikrai vaikui per dideliu. Ir jeigu mes jam sakysim, viskas gerai, atliksi, pamatysi, tikrai viskas bus gerai, mes didinam reikalavimus, tai reiškia, aš matau, kad tau negera, bet tu vis tiek turėsi tai atlikti. Mes didinam reikalavimus ir žodžiu, mes didinam reikalavimus ir kūnu. Kas vyksta su mūsų kūnu, kai mes matom nepaklusnų vaiką. Mes iškart norime išdidėti. Nu taip jau yra, mes pradedam kvėpuoti, mes pradedam galvoti apie tai, nu kas čia dabar atsitiko, nu kaip čia yra, kad manęs neklauso, ar ne? Visa mūsų kūno laikysena pradeda kelti reikalavimus paklus. Norime to ar nenorime, esam puikiausi specialistai, bet tiesiog mūsų nervų sistema jinai reaguoja į pavojų. Ir štai jeigu mes patys esame čia, mes vaiko į žalią zoną neparsivesim. O ką mes galim daryti, tai yra pastebėti ir leisti. Leisti ir pabūti su tuo. Sakyti, nu taip, nu labai sunkiai atrodo visas šitos užduotis. Pasitraukim truputėlį tas užduotėlės, pažiūrėkim, gal mes norim su kokiu smėliu dabar pažaisti, o kai pažaisim, tada vėl galėsim grįžti prie tos užduotėlės. Ir paprastai kas yra? 2 minutės.
pagrindinė rekomendacija - nusimažinti savo lūkesčius pirmiausia 2 minutėm. Nes labai gali būti, kad po tų 2 minučių pertraukėlės nueisim atsigerti, pažaisim su smėliuku, pašnekinsim apie kažką, nes ką vaikai turi dažnai kokius nors filmų herojų paveikslėlius, pašnekinsim apie tas filmų herojus, paieškosim, kas ne tu pirmiausia atliksi tą užduotėlę, gal paieškosim, gal Meškinas gali atlikti tą užduotėlę. Mes vaiko nervų sistemą parsivedame į darbingą būseną. Kai mes nuimame reikalavimus 2 minutėm, parsivedėm vaiko nervų sistemą ir tada jau galime sakyti, taip, šiandien tau buvo labai sunki diena, ne, tavo pyktis tave aplankė, ar ne, labai kviečiu naudotis analogiją išvirkščio pasaulio ir turėti tų paveikslėlių, rodyti vaikų, kas čia dabar buvo, kas tavo galvoje tave pilotavo, ne, ir tada rodyti, ką tik tave valdė pyktis, kaip gerai, kad yra žaidimai, kurie gali tave nuraminti, sureguliuoti, jau tave aplankė laimė, ar ne, ir mes vėlgi pasižiūrim, kokias užduotėlės dabar darysim ir tikrai vaikai, jeigu mes keliam ne per didelius reikalavimus, tai vaikai tikrai mielų norų grįžta prie veiklos ir darbingumo. Galbūt dėrėsis, nu tie, kurie marketingą gerai išmano ir parduotuvėse su tavais gerai derisi, tai gali ir su specialistais pasidėrėti. Bet tada jau ilgalaikiai perspektyvai kalbame apie ribas. Nes aš galvoju, kad daug kas iš specialistų daro taip, kad jie nežino, kaip sakant, tas vyksta susvyravimas, mato, kad vaikas atsisako daryti, bet dar neįvertino, kad jis, kaip tu, kad čia rodai tą raudoną zoną ateina, ne, ir daro tą spaudimą, nes specialisto galvoje gali būti tokia mintis, aha, jeigu aš dabar nusileisiu, tai vaikas laimėjo. Ir kiekvieną kartą, kai jam bus sunku, ar ne, jis ten pradės putotis ir taip aš niekada nieko ir neišmokysiu. Dabar, manau, ir man netgi aišku pasidarė, kad reikėtų tiesiog nukreipti vaiko dėmesį į kažką kitą ir paskui atsargiai vėl prie to paties bandyti sugrįžti arba nukelti gal į kitą dieną, bet turbūt neverta į kitą dieną, nes tada vaikas bus laimėjęs, kaip ir laimėjęs. Aš iš vis galvočiau, žinai, ką mums labai svarbu įsivardinti, Diana, apie pačią esmę. Kai aš jau pradedu galvoti, kad kuris iš mūsų laimės, tai mes jau išėjome iš specialisto rolės. Iš tikrųjų, išėjome iš specialisto rolės, mes jau išsigandome. Tai mes jau esame oranžinė zona. Jeigu kvestionuojame, kuris iš mūsų, ar tas 3 metų vaikas, ar aš 36 metų moteris dabar laimėsime, tai galvoju, kad šita laikysena jau apie pralaimėjimą yra. Bet tai yra natūrali mūsų būsena, nes kai mums yra neramu, ar ne, nes atėjo vaikas darbuotis, tėvai turi tam tikrus lūkesčius, mes turime tam tikrą spaudimą ir mes norime jį atliepti. Tai mūsų nervų sistema irgi yra logiška, viskas yra su tuo tvarkoje. Bet štai jeigu mes, suprantame, kad vaikas turi individualų savo profilį ir čia nelaimėjimas ar pralaimėjimas, mes einame į bendradarbiavimą, tai tokiu atveju mes tikrai galime pasiekti sėkmę. Todėl vertinčiau, kad ne kas laimėjo, o kam dabar reikia pertraukos. Tai matau, kad vaikas raudonuoja, vadinasi, jam tikrai reikalinga pertrauka ir turbūt jinai nepamaišytų ir man. Ir tos pertraukos metu pergalvoti, kiek aš matau pajėgumų, kiek vaikas dar turi resursų likti su manim dėmesyje. Ir iš ko mes matome, ar ne? Iš pasikeitusio aktyvumo, iš pasikeitusio dėmesingumo, žvilgsnis kur krypsta, kiek laiko fokusuojasi, kiek laiko užkalba dantį, arba kaip tik atvirkščiai, galbūt kažkokie savireguliaciniai mechanizmai prasideda, judėjimas kėdėje, ar ne, kažkoks barbenimas arba ten užsisvajojimas, kas rodo apie labai labai nedidelį darbingumą. Ir jeigu darbingumo nėra, tai mes perspaudžiame vaiką. Bet kalbant apie ribas, nes ką tu klausi, tai kur čia ta riba, kiek čia jam leisti ilsėtis, nes vis dėlto ateina dirbti, ar ne, ir tėvai dažniausiai moka už konsultaciją, jeigu tai yra privatus kabinetas, ir kiek leisti jam būti. Tai galvočiau, kad tada pats geriausias būtų momentas, tai sužaidybinti darbą. Tai reiškia, kad mes einame prie kažkokios veiklos ir tenai galbūt atliksime tą užduotėlę, bet netrukus, kai jau vaikas grįžta į žalią zoną, mes jį parsivesime atgal prie staliuko. Su meškiuko pagalba, su lėlytės pagalba, su kažkokia tai... Kaip aš sakau, konsultuodama, sakau, trečias asmuo. Taip.
per trečią asmenį įti, oi, ten jisai žiūrėjo, kaip jisai daro, jam pavyko, o tau. Taip. Ir tada vat, kažkaip tai ir vaikas į žaislą, jisai nežiūri kaip į suaugusią, kaip, ne priešą, gal čia per žiauriai pasakyta, bet, kaip į visą reikalavimą. Kaip į reikalavimą iš aukščiau. Taip, jis turi draugiją. Ir iš tiesų, kai kalbam apie tai, kas čia per technikos, tai yra inercijos dėsnis, ne? Jeigu aš padariau, meškiukas padarė, tai ir didesnė tikimybė, kad vaikas padarys, inercijos dėsnis eina, bet yra ir kitas momentas, kai mes nuėmėme įtampą santykyje. Ne, aš tavęs reikalauju. O meškiukas tavęs paprašė. Taip, nėra to tiesioginio mūšio tarp autoriteto ir mano kaip trimečio ir tavo kaip specialisto autoriteto. Dabar tavo kalboje aš išgirdau, kad yra tie vaikai ir iš tikrųjų aš man net vaikas sakysiu stovi, turiu vieną užkalbinėtoją. Tai jisai daro ir pradeda man, arba jam išplaukia kokia asociacija ir jisai pradeda ten užkalbėti man dantį, stumia laiką, kaip aš sakau. Ką reikėtų elgtis va tokiu momentu? Vaiką nutraukti, grąžinti į veiklą ar tiesiog klausyti, bet čia gali būti tada labai ilga istorija. Nes prasideda su fantazijos jau elementais, jau tokių nebūtų dalykų pradeda pasakoti, jaučiasi, kad jo klauso ir jam daryti nieko nereikia. Pirmiausia, jeigu pajėgus vaikas, tai galbūt galima atidėti, ar ne, pokalbį apie tai, kad tai kaip man įdomu, sakykime, 2-3 sakinius atspindžiu, aha, ten tikrai tu buvai, va dabar aktualus siaubo parke tu buvai, o ten buvo ir tas, kaip įdomu. Ir atidedam truputėlį, gerai, pabaigsi šitą ir tu man būtinai papasakosi. Ir čia galim struktūruoti tam tikrą prasme, tai sensorinį laikroduką įjungti, kad vaikas matytų, kada jau išauš tą akimirką, kada Dianai galės viską papasakoti, jau ką ten ir matė ir ką prikūrė. Taip pat galima pagalvoti apie tai, kad kada vaikai kalba apie savo interesus, tai galima galvoti, šitame kontekste apie 2 momentus. Gal man per sudėtinga ir aš labai noriu išvengti šitos užduoties, tai galima ir atspindėti vaikui, kad labai sunku čia, mintys nukeliavo ten ir te, kur malonu, ar ne, nes man irgi tai būna. Bet atspindėjus, sugrįžtam, dar padirbėsim ir jau tada eisim prie malonios kažkokios tai veiklos, ar ne? Kad vėlgi vaikas galėtų būti išgirstas ir mes didinam ir jo suvokimą, tai darbas su interocepcija, mes didinam jo suvokimą apie tai, kad ką aš čia dabar mėginau padaryti ir jam pačiam. Ir tada į ilgalaikiai perspektyvą, jeigu tai yra metų, 2 darbo perspektyvą, mes galime gebėti jau susikalbėti apie tuos momentus. Kitas momentas yra kaip per dideli lūkesčiai. Vaikai dažnai vengia, ne dėl to, kad per sunku, bet jau tikrai net nebeįmanoma atlikti tam tikrų dalykų. Ne? Kai mūsų lūkesčiai vaikų yra per dideli, tai gali tuom baigtis, mėginimu vis nukrypti nuo temos. Aha, aš turiu tokį irgi fainą vaikiuką. Tai jis visiškai nepiktybinis, toks gerutis. Tai jo tokia gynyba yra. Jeigu jau jam sunku, tai jis šypsosi ir žiūri ir nieko nesako. Ir aš tą turiu pati susiprasti, kad, žiūri kontaktiškai viską, šypsosi. Ir viskas. Ir aš pirmą kartą, kai taip nutiko, aš net nesupratau. Aš gal užsisvajuoju, ar kas čia yra. O paskui jau supratau, kad čia pas tavęs tas toksai, kad net nebandysiu daryti. Ir dar noriu apsvarstyti, yra tokių vaikų ir irgi praktiškai vieną visada turiu savo jau tiesioginiai praktikai, kad tokie yra būkštus. Ir jie ypač bijo naujos priemonės, naujos užduoties ir matosi net somatiškai prakaitoja delniukai, ar ne, jie tokie atrodo, tai pravirks, nuleidžia galvą, žiūri iš padilbų ir, tokie nesiryžta, nors gali būti taip pat įdomiausias žaislas, ten, nežinau, kriuksintis, žviegiantis ar ten dar kažkas. Tai aš kartais galvodavau, kad tai bijo garsų. Bet kad kitą kartą bet ką paduodi ir ne, kaip reikėtų elgtis, kaip tą vaiką, pavyzdžiui, kad ir sensoriškai paliesti, tie šlikštukai kaip būna ar dar kažkas. Jo, aš girdžiu tavo klausimą ir tada galvoju, kad pabandykim pamatyti tada tą vaiką, ar ne? Tai vienas iš pirmųjų mūsų veiksmų tai turėtų būti, jeigu kalbam jau apie
pareinančią somatiką ar neprakaituojantis delniukai, atšalusios galūnės, patankėjęs kvėpavimas arba kvėpavimas yra tik tai paviršutiniškas arba labai jau smarkiai gilus, bet jisai toksai atrodytų įtemptas labai, tai mes tikrai kalbame apie netoli raudonos zonos. Tai vaikas gaisre, visiškame gaisre. Tai kodėl dabar tas gaisras įvyko, greičiausiai to vaiko atžvilgių galėtumėm ieškoti sensorinių tam tikrų momentų, galėtumėm ieškoti ir, tokio nesensorinio jautrumo, bet jau afekto sistemos jautrumo, tai yra santykio jautrumo, kai vaikas tiesiog yra. Po COVID mes turėjome tokių labai daug vaikų atėjusių į darželį. Tai ką mes matom? Mes matom įsitempusią nervų sistemą, kuriai mes dar kišam naujų stimulų. Ir duodam naujų stimulų. Nes ką mes darome įtampos būsenoje, nes mes patys matydami tokį vaiką esame netoli vidurio oranžinės zonos. Mums tada patiems jau, tas visi šitą žaislą mėgsta, ar ne? Jeigu tu šitą nepaimsi, tai gali būti, kad tu nieko šiandien nepaimsi, ar ne? Tai mes tikrai beprotiškai tada esame patys įsitempę ir turime tokį lūkestį ir tokį neišsakytą reikalavimą, kad tu kuom nors susidomėk, nes kitaip negalėsim pradėti užsiėmimo. Tai ką mums reikėtų padaryti tokiam vaikui, tai kaip tik sumažinti stimulus. Nieko nebekišti. Nieko nelysti ir jokios informacijos naujos neduoti. Mano patarimas būtų eiti paskui vaiką. Jeigu vaiko žvilgsnis nukrypo, sakykime, jisai pas mamytę įsikniaubęs, ar net tas baikštus vaikas, vaiko žvilgsnis nukrypo į knygelės, kaip mes turime šiuo atveju čia, ar ne, tada mes galime sakyti, įdomios knygelės. Mes pradėkime nuo santykio kūrimo, kuris yra saugus. Ne į vaiko teritoriją, bet apie tai, kad tu svarbus. Aš žiūrėsiu su tavim kartu. Vaiko akis nukrypo čia, mes pastebim tą dalyką. Vaiko akis nukrypo ten, aš pastebiu kitą detalę. Pamatė meškiuką? Toks didelis tas meškiukas. Mes atspindime tą, ką vaikas pamatė. Tada vaikas labai tikėtina, koks bus jo žingsnis, tai jis atsipūs truputėlį. Ai, ta teta nebekiša man jau jokių žaislų, jau aš galiu atsipūsti ir nusiraminti, čia nebus prievartos. Ne? Tada vaikas atsipalaidavęs, mes jau galime patys čiupinėti kokį nors žaislą ir žiūrėti, kas yra malonu. Ten, kur vaikas parodo susidomėjimą, nes gali būti, kad ne visi paims šlikštukus ar ten kažkokius garsinius signalus skleidžiančius žaislus, bet sakykime, jeigu mes čiupinėdami aplinką, įsivaizduojame, kad mes esame to vaiko rankos, mes galime atrasti objektų, kur vaikas jau pademonstruos susidomėjimo ženklus. Tai, pavyzdžiui, pakreips galvytę, prisiartins galbūt arčiau, gal net nušoks mamai nuo kelių, kad rodydamas pritarimą, kad šitas žaislas man patinka ir mes galime jį paimti. Vaiko nervų sistema po truputėlį grįš į žalią zoną. Ir tada mes jau galime šnekėtis, kad žiūrėk. Šiandien mes susipažinom, dar šiandien mes turėsime atlikti vieną užduotėlę. Tu gali pasirinkti kokią, nes pasirinkimo laisvė iš dviejų dalykų, kai mes kalbam apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, padeda išlikti žalioje zonoje, ar ne? Ir tokiu būdu mes galime užkurti bendradarbiavimą. Ir tu, Diana, turbūt esi girdėjusi tų istorijų, kad specialistai, nebūtinai logopedai, bet ir specpedagogai, mokytojai ir taip toliau, vaikus galima sakyti taip, kad priverčia bendradarbiauti ir šitoje zonoje. Bet šitie vaikai taip ir atrodo, kaip priversti. Jie galbūt atliko iš baimės, iš kažkokio apdovanojimo strategijos, kad žino, kad jam reikia pasiaukoti, nes gaus kažkokį tai apdovanojimą. Bet išėję iš kabineto labai dažnai pamiršta viską, kas buvo. Todėl, kad gaisro atveju mes turime šitas smegenis. Ne, kai mes kalbam apie limbinės smegenis ir ką tai reiškia, o atmintis čia. Todėl labai dažnai vaikai iš kažkokių stresinių išgyvenimų, tokių, kai mes ne taip ateiname į santykį, jie pamiršta apskritai, ką jie veikia. Ką veikia pas logopedę, o būna tokių momentų, ar ne? Dabar, kai, sakykime, limbinė sistema suaktyvėja stipriau negu valdymo pultas, kaip aš sakau, negu kaktinės skiltės, ne? Kas atsitinka toje limbinėje sistemoje? Ten išsiskiria kažkokios, nes aš žinau, kad mes turim fizinį kūną ir turim chemiją. Taip. Tai išsiskiria kažkokie tai cheminiai elementai, kurie užtvindo
Taip, hormonų tikrai būna įvairiausių, bet vienas pagrindinių tai būna kortizolis ir tai yra streso hormonas ir, kaip sakau, vaikai turi cheminį pasiteisinimą tam, ką jie demonstruoja, jeigu kalbam jau apie pabėgusią prefrontalinę zoną. Jie tikrai mūsų visų kūnas tada turi, nes ne tik vaikai. Vaikai, kai išskiria, ir mes dažniausiai išskiriam jau tada ir kortizolio, ir kitų streso hormonų, ir tada mes kartu jau draugavom. Tai mums labai svarbu tikrai atsižvelgti į šitą momentą ir padėti smegenim sugrįžti į vietą ir tada mokytis. Nes dažnai gaunu klausimą, žinai, kai kalbu apie tą savireguliaciją vaikų, labai dažnai gaunu klausimą, nu gerai, o kaip čia tos ribos tada, jeigu leisti vaikam atsipalaiduoti, jeigu leisti nukreipti dėmesį, net vėlgi grįžtu prie to, kad mes siekiame atlikti visus darbus. Visus, ne, kuriuos galime atlikti, kai gerai vertinam vaiką ir jo gebėjimus toje dienoje, nes gali būti pirmadienį vaikas atliko 3 užduotis, o ketvirtadienį gal jis atliks 6 užduotis, nes jis ateis pirmoji dienos pusėje. Ne? Tai mes turime įvertinti vaiką ir jeigu gerai įvertinome vaiką, mes galime pasiekti rezultatų, net turėję 2 minutės pertraukėlę ir sugrįžę. Tai mes siekiame tų ribų laikytis, tų susitarimų laikytis, bet atsižvelgdami į to vaiko savireguliaciją. Pavyzdžiui, mes lietėm isteriją ar nepykti, ar tai yra ta pati emocija? Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu taip epitetai šnekėti, ar ne, yra pyktis, yra isterija, yra įtūžis, ar ne, ten, nežinau, kaip vilkus taukti. Čia yra ta pati emocija, tik stiprume ar laipsniais, nežinau kaip tai išmatuojama, bet čia ta pati emocija, tiesiog mes ją įvardinam kitaip. Ar tai yra skirtingos emocijos? Vis dėlto grįžčiau prie to, kad tai yra ta pati arba oranžinė arba raudona zona, jeigu taip trumpai būtų galima pasakyti. Bet žinai ką, labai gal svarbu ištransliuoti tai, kad žmogus vienu metu jaučia tarp 5 ir 7 jausmų. Tai jeigu mes turime pyktį, įtūžį, kažkokią labai stiprią emociją, ar tai iš mamos, ar tėčio, ar tai iš vaiko, labai tikėtina, kad mes dar šalia turime kokią nors baimę, netekties pojūtį, nes ką tik iš manęs gal ištraukė pultelį nuo televizoriaus, ar ne, tada turime kažkokį neteisybės gal jausmą, nes sesė su telefonu kur nors gretimam kambarį sėdi, ar ne. Tai ką noriu pastebėti, kad vienas jausmas apskritai nebūna, vakuume mes jo neturim. Vienas švarus nėra. Vieną kažkokį, tai jis būna pike, ne, kai mes jau sakom, aha, tu atrodo įtūžęs, arba aš jaučiuosi ten įtūžus, tai čia yra vienas jausmas, ne, kurį mes apčiuopiame, bet po apačia slepiasi dar mažiausiai 4 jausmai. Tai taip ir būna, kad kitą kartą, sakykime, vyksta konfliktas ir net ten ir vaikas trenkia ir tu net nepagalvojęs voži atgal. Tai galvoji, Dieve. Taip, ir čia tokia mūsų automatinė reakcija. Ir čia iš ko? Čia iš evoliucijos senovės, kad gintis? Būtų galima sakyti ir ne, jeigu kalbėtume. Sąmoningai nespėjai sugalvoti, kad aš dabar nukaiduosiu tau. Be jokios abejonės. Čia impulsyviai. Taip, impulsyviai. Galbūt tai yra tokio mūsų prieraišumo pasiekmes tam tikros, mūsų automatinės reakcijos, ar ne, ar tai būtų kaip refleksas, sakykime, nes jeigu vaikas skaudžiai ką nors padarė, tai nudegino, ne, man čia viena mama pasako, Dieve, kiek jin atgailavo už tai, kad jinai, trinktelėjo liktai vaikui, bet iš esmės tai jos kūno reakcija buvo, nes vaikas su žvake nudegino ją į ranką. Tai čia toks reflekso mechanizmas veikia, tada yra mūsų prieraišumo pasiekmes, ar ne, kai mes kalbam apie mūsų asmeninės patirtis ir kai jau jaučiamės, kad vaikai kažkaip nepagarbiai su mumis elgesi, tai tėvai, kurie smurtauja prieš vaikus, tai jie irgi nedaro to sąmoningai. Ne vienas, nepažįstu ne vieno mamos arba tėčio, kuris sėdėtų darbe, raitotųsi rankovės ir sakytų, grįšiu ir priplaksiu savo vaikus. Ne vieno, ne? Sovietmečių turbūt būdavo. Nebent jau ten žinau, apie ką ten tas plakimas bus. Bet apskritai, tų tėvų laikysena, kur mes dabar, aš suprantu, nekalbame apie smurtą, bet tie smurtaujančių tėvų laikysena, jinai yra taip pat logiška. Tai yra jų automatinės reakcijos, nes taip, jie kitaip nemoka. Tai nėra jokių būdų, tai nėra pateisinimas, bet tikrai ne vienas nesimuša, nebent sporto salėje, sąmoningas.
Kaip reikėtų pamokyti vaiką išreikšti pyktį, tiesiog mums priimtinais būdais? Aš žinau, kad jūs psichologai ir dirbat su vaikais ir tą mokote, bet man smalsu, aš nežinau. Veiksme. Aš esu mačius paveikslėlius, ten kartais įvardink, bet aš nesuprantu, kuom tai padeda vaikui. Labai geras. Šiaip tai nuostabus klausimas, labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę apie tai kalbėti, nes ir kai vedu mokymus ir psichologam arba socialiniam pedagogam, sakau, kad taip, tie paveikslėliai šviečia vaiką, bet jie neugdo savireguliacijos. Taip žinojimas, mes dirbame su šita smegenų dalim, su jie viskas yra tvarkoj. Bet iš esmės psichologo kabinete, ką mes turėtumėm daryti, tai yra koreguliuoti. Tai reiškia, mes žaidžiame žaidimą. Ir artėjame prie tos emocijos, kuri galbūt yra vaikui nepakeliama. Tai sakykime, pyktis arba pralaimėjimo jausmas, arba jausmas, kad tu per daug savęs čia kiši. Pavyzdžiui, simboliniam žaidime, smėlyje, aš sakau vaikui, aš noriu dabar savo kokią pilį pasistatyti. Ir matau, kad vaiko visa reakcija yra, kad ne. O, sakykime, vaikas atvestas dėl to, kad labai sunku dalintis yra su sese, ten ar kambariu, ar tai dar kažko. Ir aš jau turiu tą reakciją. Tai tada koreguliacijos būdu, kad kai aš atspindžiu, kad labai nesinori, kad aš čia to savo pilies čia pasidėčiau, statyčiau, nes labai tau tada sumažėja. Ir štai paprastais tokiais būdais, atspindėjimu, legalizavimu to, kad nemalonus tas jausmas, bet aš niekur iš čia nesitrauksiu, kad mes ištversim kažkokiu tai būdu kartu, gal mes galim dėrėtis dėl teritorijos, kad mes ugdome pokalbį, mes ugdome socialų problemų sprendimo įgūdį, nes mes šnekamės, bet koreguliuoju, kad vaiko nervų sistema nepereitų į raudoną zoną. Jinai vienareikšmiškai oranžiniai zonai, bet kad nepereitų į raudoną zoną. Ir čia specialistas atspindi vaiką. Taip, bet tą patį rekomenduojam ir tėvam. Kaip ir sugeria. Taip. Nesąmoningai. Būtent. Ir vaikų nervų sistema, kai mes teisingai atspindim, kas su vaiko nervų sistema vyksta, tai reiškia, sakykime, labai taiklus pastebėjimai, kaip tau nesinori, kad aš čia būčiau su savo ta pilim, kaip tau nepatinka, kad aš tavo tvoros gabaliuką ten paliečiau, oi, kaip tu supykai už šitą ar šitą dalyką. Šitas toks lyg tai atrodytų paprastas pastebėjimas ir tada artinam prie kūno, kad oho, kai tu supyksti, tau norisi nuo manęs pasitraukti, arba kai tu supyksti, tau norisi mano pilį nugriauti. Tokie paprasti dalykai vaiko nervų sistemoje ką daro, tai naujus neuronų jungtis tokias jungia, todėl kad taip ir yra, dinki iš čia su savo pilim, taip ir yra, man nepatinka, ką tu čia dabar darai, bet jau vyksta pokalbis, vadinasi, elgesys ir emocija socializėja, mes jau turim visai kitokį kontekstą. Ir ką tėvai pastebi, kad, sakykime, 5-6 žaidimai ir žiūrėk, bendradarbiavimo įgūdžiai namų aplinkoje keičiasi, nes vaikai jau geba pasakyti, aš jau spaudžiu savo delnus, žinok, man jau taip yra pikta ant tavęs, kad tu čia mano pultą paėmėjai ar ten kažką padarėjai. Tai labai gražiai pastebėjai, ankstesnės psichologinės mokyklos tikrai viską darydavo lyg tai per paveikslėlius, per tokius plokštumoje, kaip sakau, ar ne. Bet šitas mokymosi mechanizmas yra svarbus. Bet sakyčiau, kad koreguliacija yra tik tai vienintelis raktas į sėkmingą vaiko savireguliaciją ir gebėjimus spręsti problemas. Dar vieną, tokią spontaniškai prisiminiau, yra vaikų, kurie nemoka pralaimėti. Ir sakykime, ir tas labai apsunkina, kad ir mano kaip logopedės darbą tame, kad šauniai pradedam, darom kažką ir nepavyko. Taip. Dėkim, kad ir aš mėgstu, kas mane seka, tikrai žino, žaidimą erdvėje, ne prie stalo, ten, sakykime, kėglius numušti ir nepataikė, nusimena ir aš daugiau negaliu tęsti to žaidimo, nors aš įdėjau pastangų, ruošiausi ar ne, ir tenka taip viską šnai nubraukti. Ir lygiai taip pat esam ir kauliuką metę, ten, sakykime, ėjome garsai tvirtinom, ten specialią lentą, kur tik tai, sakykime, iš R garso eina paveikslėliai, ar ne, vieną kartą nepavyko ir viskas. Ir aš nieko negaliu padaryti, vaikas tiesiog ir visą kitą, pratimą, artikuliacinį kažkokį, kažkas, iki pirmo nepavykimo
ir viskas. Kaip reikėtų apeiti šitą dalyką? Pirmiausia, tai mes apie ką tada mes kalbam, ar ne, tai apie lankstumo stoką ir gebėjimą išbūti nemalonioje emocijoje. Tai mes kalbam apie vaiko trapią savireguliaciją, vėlgi ta pati oranžinė zona, jau pradeda žaisti oranžinę zoną. Jeigu patyriau nesėkmę, tai jau mes kalbam net ir apie raudoną zoną. Tai pirmas momentas, tai turbūt ką turėtų padaryti specialistas, tai neprisirišti prie to, kad kokybiškas žaidimas būtinai turi būti iki galo pabaigtas žaidimas. Tai čia va šitoj vietoje neprisirišti, nes tada mes turėsim natūralų lūkestį ir spaudimą, nužaiskim dar, ne? Ir kad pralaimėjimas ir ta patyrimas to pralaimėjimo, kad kaip ne faina čia buvo pralaimėti, kad tai yra blogis. Tai nėra blogis. Tai yra nuostabi pamoka, kurios metu mes turime galimybę legalizuoti nesėkmę. Ir tada, kai matome, kad vaiko nervų sistema jau jinai kaip siauba pamačius, kad nepataikiau su tuo kamuoliu į tuos kėglius, ar ne, mes galim užbėgti įvykiams už akių, pavyzdžiui, įžodinant. Nu, kėgliai, pasibėgot! Kęstukas ir Petriukas bandė jūs pataikyti. Ir tada mes sukoreguliuojam, nes vaikui tai būna netikėta, kad čia suaugęs žmogus dabar šnekasi su kėgliais ar su kamoliu, nes jie paprastai turi savo tipinės reakcijas, ar ne, kad nieko tokio. Va štai trigeris yra milžiniškas. Jeigu mes vaikui sakom nieko tokio, tai jau vaiko nervų sistema turi visai kitokią reikšmę to nieko tokio. Tai reiškia, kai aš nusimenu arba man niekas nepavyksta, man visi sako nieko tokio. Čia kaip faktas, tau nepasisekė. Va štai jeigu mes pradam šnekėti su kėgliais, jeigu mes pradam sakyti, ai, tu nepataikai, duok ir aš pažiūrėsiu, kaip čia man pavyks, irgi nepataikau, tada sakau, ir tau nepavyko, ir man nepavyko. Jau tada nebėra, kad mes priešininkai. Mes esam, nes aš, kuris atnešiau tą žaidimą, tai paprastai būnu priešininkas, jeigu jis pralaimėjo, ne? Bet jeigu ir man nepavyko, tada nesąmonė, mums abiem nepavyko. Einam pabarsim tą kamuolį, einam užbursim tą kamuolį, einam ten tos kėglius, pasistumsim arčiau. Nebus čia taip, jūs čia ilgai nestovėsit, jums galas laukia, ar ne? Jeigu mes iškoreguliuojam vaiko nervų sistemą, nesakydami, kad čia nieko tokio, pabandysi dar kartelį, kas yra lūkestis, reikalavimas, kas yra artėjam prie raudonos zonos, važiuosim visai ne ten, kur mes norėtumėm, o sužaidybinam, nesureikšminam tų dalykų, tai mes du dalykus gerus darom. Žaidimas gali tęsti su didesnė tikimybė, ne? Ir antras, vaiko lankstumas didėja. Tai tada, Diana, tada tavo kabinete vyksta ne tik logopediniai užsiėmimai, bet tam tikrą prasme ir terapiniai užsiėmimai. Taip, bet kartais, kai vat viskas, kas daro ir nesiseka, šiaip aš, kaip tu sakai, taip aš ir darau. Taip pagalvojau, kad iš tikrųjų ir savo ranką baru, ir kaip čia taip, man taip nepavyko, bet pavyzdžiui, aš kartais jaučiu iš vaikų, būna, iš manęs čydosi. Tai reiškia, jie taip yra, kaip nuskausminti, greičiausiai iš jų kažkas gal yra pasišaipę, broliai ten vyresni, ar darželyje. Tikrai tėtis ten mama nesakys vaikui, kad nepavyko, nors ką žinau, gal yra. Nustebtum sužinojusi, ką aš matau, kai šeimas pasikviečiu žaisti tam tikrus žaidimus drauge, nes man svarbu tą dinamiką pamatyti, kai kalbam apie vaikų iššūkius. Tai gal sakyčiau taip, ne vienas sąmoningai nesityčioja iš savo vaiko, bet ne kiekvienas susimąsto, kas yra patyčios. Vaikai tikrai gali būti ir vieni su kitais labai žiaurūs, nes mūsų smegenys taip surėdytos, ar ne? Mes evoliuciškai apspręsti pamatyti skirtumus. Taip, mums reikia lyderio. Taip. Kaip kas bus vadas, bandoja. Taip, mūsų smegenys, ne, mes surūšiuojam stiprus, tam sekasi, tam nesiseka, ar ne, ir mes liktai artėjam prie tų integracijos, kad mes galėtume būti ten, kur mes save jaučiam ir kur save pastatom. Todėl natūralu, kad vaikai kartais pastebi šitos dalykus, bet mes turėtumėm tai stabdyti. Ir jeigu mes tai sustabdome, pavyzdžiui, ar ne tavo kabinete, Diana, tau nepasisekė, ar ne, ir tu gali ir sakyti, kaip man nemalonu, aš norėjau, kad mane paglostytum už rankytės. Man labai labai liūdna. Man ir taip nepasisekė, ir dar tu taip pasakėjai,
kaip negera, ne? Ir tada mes ką darom, jau nekalbam apie pralaimėjimo to jausmo integravimą, ne, bet mes tada kalbam jau ir apie tokio liūdesio integraciją, vienatvės integraciją, nes pralaimėjime aš labai dažnai jaučiuosi vienišas. Man nepasisekė, aš ir tą mėginau. Ir dažnai tada užsitrigirina ir visos tas praeitis. Tai sakykime, šiandien man ir tas nepasisekė, ir dar to kėglio ten nepataikiau. Bet kodėl vaikai? Jie dėl svorio, jie dėl kontrolės pojūčio, dėl pojūčio, kad aš galioje, dėl šito pojūčio jie nori tą padaryti, tą patyčią, ar net tokį pasišaipimą, nes jiems norisi to susigrąžinimo, to pojūčio. Nes jeigu tu nevykęs, va toks, 1,5 metro, 3 kartus už mane didesnis nevykęs, tai man nieko tokio tada būti nevykus. Ar ne? Taip, mes iš esmės suprantam šitą logiką ir laikyseną vaikų, bet jos negalime pateisinti, nes aš esu už nulinę patyčių vis dėlto politiką. Ir dar tokį vieną noriu paliesti klausimą. Aš visiškai atsitiktinai ir tarp kitko tu pati išsitarei, kad tu padedi šeimoms, kurios augina vaikus sergančius cukriniu diabetu. Kaip tau kilo tokia graži misija? Ir čia iš tikrųjų aš noriu susukti tai, kad galbūt yra, kas dar net nežino, kad tokia yra pagalba ir kad gali tave susirasti ir ten paprašyti. Iš viso, trumpai taip, kaip tai visa vyksta ir kaip tai atsitiko. O buvo šitaip, nebeprisimenu, gal prieš kokius 6-7 metus į mane kreipėsi cukrinio diabeto klubo, tai dabar jie vadinasi Diabetas IQ, klubo prezidentė. Ir tuo metu dar nebuvo prezidentė, dabar Dovilė Bičienė yra prezidentė, tai bijau tos dirambus supainioti, bet iš esmės, kad į mane kreipėsi žmogus, sakydamas, žinai, Lietuvos mastu neturime pagalbos. Lietuvos mastu, čia mes nekalbam apie Kretingos mastą, ar ne? Kad vis dėlto labai nedaug asmenų susiduria su cukrinio diabeto specifikacija ir ypatingai, kai kalbam apie vaikus ir paauglius, šitą specifikaciją. Visi žino, kad tai galbūt yra nepagydoma liga, kad tai yra sudėtinga liga, bet pačios esmės labai dažnai nežino ir klausinėja tokius klausimus, kurie tėvus atveda į antrinės traumas. Tai to pasakoj pradėjau rašyti straipsnius žurnalui Diabetas IQ kartu su Dovilė, nes jiems tas poreikis kildavo, klausdavo. Ir šiuo metu aktyviai bendradarbiauju su tomis bendruomenėmis ir jų dėka tos šeimos gali gauti mano konsultacijas. Ar tos konsultacijos yra grupinės, kaip paskaitos, individualios, ar tiesiogiai, ar nuotoliu, kaip tai vyksta? Visaip vyksta ir nuotoliu, ir tiesiogiai, ir grupinės konsultacijos, nes šiuo metu mes turime tokį įdomų projektą, tai yra vaikų, kuriems yra iki 3 metų tėvam ir neseniai nustatytas 1 tipo cukrinis diabetas mažyliams, turime paramos grupę. Tai čia patikslinsiu, pirmą, tai reiškia, kai jau yra leidžiamas insulinas? Taip. Ir tai yra tokios, taip, jeigu tai paimti, jeigu tikrai įdomu šitas klausimas, ar ne, apie ką tada tie tėvai ir kodėl jiems ta pagalba reikalinga, tai reikėtų įsivaizduoti, kad kartu su diagnoze ateina netektis. Nes turėjai laisvę, galėjai džiaugti savo vaiku, taip galbūt buvo virusinės kažkokios ligos, sustresavai ir ne. Ir taip tėvus labai tas stresas vaikų ligų veikia. Ir štai tau pasako, kad, nes labai dažnai kaip atsiduria, tai atsiduria reanimacijoje ir reanimacijoje tu išgirsti, šita para bus lemiama. Tai tėvai išgyvena milžinišką stresą. Nuvertinčiau, sakydama čia tiesiog stresą, jie išgyvena beprotišką siaubą ir tada po sėkmingos tos paros, kai tu matai leisgyvį savo vaiką, kai tu matai, kad svorio neteko, kai tu matai išeinančią gyvybę iš vaiko kūno, tie vaizdai įsirėžia ilgam. O paskui tau dar pasako, kad nuo šiol gyvensi kitaip. Ir tėvam tai reiškia bemiegės naktis, greičiausiai ateinančius 5 metus, minimum. Tai reiškia nuolatinę kontrolę valgant,
nuolatinė. O įsivaizduokit save, ką reiškia 2 metų vaikui neduoti valgyti, o jis mato ir nori, pavyzdžiui. Arba kai kiekvieną kartą tau reikės pamatoti cukrų arba suleisti insuliną, kai jam reikės pavalgyti. Ir kai tu turėsi atimti lėkštę, nes cukrus reaguoja, cukrinio diabeto kalneliai reaguoja ne taip, kaip tu nori, tu turėsi atimti lėkštę, nes matai, kad gali būti blogai. Ką reiškia adaptacijos procesas, ką reiškia mokyklos procesas. Vaikų emocinė būsena, nes svyruojantis cukrai yra lygų šokinėjantis 3 aukštas mūsų protingasis. Ir visame tame kontekste tėvai būna žiauriai pervargę. Žiauriai. Ir tas poreikis tikrai, jeigu yra specialistų, kurie matys mūsų laidą ar nekalbės, žiūrės psichologų, tai tikrai labai kviečiu gilintis, nes tai yra labai opi problema ir šitiems tėveliams tikrai reikia pagalbos. Na, aš jau sukčiau pokalbį į pabaigą. Tai vat iš viso to, ką mes čia šiandien pakalbėjom, ką klausytojas tokie apie emocijas vaikų, vat tokia pagrindinė mintį, ypač vat gal tėvams, kurią jie išsineštų? Emocijos. Taip. Gal, sakykime, tada akcentą uždėkime čia, kad labai kviečiu nemokyti skęstančių vaikų plaukti. Nes ne vienas mes nenorėtumėm gauti plaukimo pamokos, kai Baltijos jūrai kapanosimės dėl savo gyvybės. Mes norėtumėm būti išgelbėti, tai ir kviečiu pirmiausia pasižiūrėti vaiko nervų sistemą per spidometro prizmę ir įsivertinti, ar tai yra oranžinė ar raudona zona, parsivesti vaiką į žaliąją zoną ir tada jau būtų galima kalbėtis apie tai, apie pamokas. Kaip mes elgiamės parduotuviai, arba kiek mes veiklų darysime užsiėmimą mūsų šiandienos arba rytojaus. Ir ką mes darysime, jeigu tu nenorėsi kažko tai daryti. Bet ne vieno skęstančio nereikėtų mokyti. Na ką, ačiū Vika, tikrai buvo įdomus ir manau daugam informatyvus šis pokalbis. Ačiū studijai Artu už tai, kad mus priėmė ir nufilmuoti šį podcastą, už tai, kad taip gražiai sutvarkė aplinką, interjerą, kad mums būtų jauku. Ačiū tie, kurie žiūrite šią laidą ir kviečiu parašyti savo patirtis, kas jums surezonavo, kas buvo įdomu ir galbūt, aš nežinau, aš galėčiau pasakyti, kad jeigu turite klausimų, irgi į komentarus galite rašyti, aš paprašysiu Viką, gal ir atsakytų. Tai va, ir dalinkitės, rašykit, nes kokius klausimus užduoti, kokius pašnekovus pasikviesti, tai labai priklauso nuo jūsų, nes jeigu podcasto niekas nežiūrės, tai jos ir kurti nebus kam. Iki.